Top Sport! Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tavo verslui reikia erdvės. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. Osvaldas Fedorovič. Viskas kaip ir visuomet. Nėra dėl ko, aišku, atsipalaiduoti, nes visada turi būti pasiruošęs 100% atsiduoti kovai. Kas kart patobulėjau, parodau kažką naujo, tai ir šis kartas bus ne išimtis. Natas Stupak. Atrodo išdžiūvęs Osvaldas, tai aišku, jis daug metų nekovojęs, paskutinį kartą kovojo Klaipėdoj, ten užtruko 1,5 raundo. Kas matė, tas matė, visi viską supranta, kas norėjo kovoti, kas norėjo gražiai nusimulinti, nuvažiuoti, taip nemokama ale pergalę pasimti. Diskvalifikacija, pergalė Ernestui Naujokui. Taip, Ernestui Naujokui. Jisai į mane žiūri pro pirštus. Vienareikšmiškai šią kovą laimėsiu. Esu labai sustiprėjęs ir tikrai esu labai gerai pasiruošęs. Aš manau, kad aš kaip Vilnietis atvažiavęs į Kauną turėsiu didesnį palaikymą Žalgirio arenai nei jis. Tau bus blogai, žinok, tau bus blogai, jog mane taip nuvertini, tai iki susitikimo. Užkursim pirtį, parodysim jums labai gerą šou ringe. Kovos svorio kategorija iki 67 kg. Primenu, tai pusfinalis kovoje dėl diržo. Dar kartą pristatau kovotojus. Mėlynasis kampas, Blue Corner. Jam 25, jo ūgis 1,80 cm. Jūtėjame į ringę 2 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Iš Rings, Osvald Fedorovič. Raudonasis kampas, Red Corner. Jam 19, jo ūgis 1,83 cm. Jūtėjame į ringę 2 pergalės ir 3 pralaimėjimai. Iš Otso Gym, Natas Stupak. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutės. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Redwan Amrhar. Natas Stupak šiek tiek aukštesnis už savo varžovą, 3 cm pranašumas, tačiau tai nėra toks apčiuopiamas pranašumas, dėl kurio būtų galima dėlioti kovos eigą, kad tarkim Natas dirbs daugiau antrų numerio, Osvaldas pirmų. Bus įdomu pasižiūrėti, kokias taktikas pasirinko šiai kovai tiek Fedorovičius, tiek Stupak. Pagal tai, kaip sumušė pirštinėmis, atrodo Osvaldas Fedorovičius rimtai nusteikęs. Otso Gym klubui atstovauja Natas Stupak, jo varžovas Rings. Distancijos dabar dirba sportininkai. Sakai, tautai, Natas yra aukštesnis, bet jeigu aš pasižiūrėčiau į Fedorovičiaus kūno sudėjimą, atrodo, kad jisai aukštesnės svorio kategorijos kovotojas, nors jie kovoja dabar 67 kg kategorijai. Na, yra toks geras žodis kresnis, yra Fedorovičius, ilgos galūnės. Todėl iš atstumo jis tikrai gali dirbti. Natas kol kas plastiškai juda ringe. Stengiasi būti nepatogus oponentui, judantis taikinys. Na, jau sueina į klinčą. Džabas, kurį atlieka Fedorovičius ir gerai, kojytėm atsitraukia nuo varžovo. Užatakuoti kontratakos nepavyks. Stupakui dabar slysteli šiek tiek ringėjais. Laiko distancija tipais. Fedorovičius nereaguoja. Į tos smūgius kojomis Natas Stupak. Galima būtų po jų pabandyti. Turbūt kontrataką. Čia iš apsisukimo Fedorovičius. Natas bando prisitaikyti prie varžovo, bando ieškoti galbūt klaidelės galimybės permušti oponento smūgį. Ir pasibėkite, kaip keičia stovėsenas Fedorovičius. Jis neleidžia priprasti Stupakui prie ritmo ir čia kokia alkūnė, kuri yra nelegali. Čia nelegalus smūgis. Labai panašiai Fedorovičiui baigėsi kova Klaipėdoje. Norėjau sakyti, kad pamatęs tą smūgį iš apsisukimo, turbūt nebijo Fedorovičius to kartot, nes tikrai ganėtinai pavojingai visada. Tačiau atkreipiant dėmesį į Natą Stupak, jau seniai esame tokį matę. Esame galbūt įpratę Natą matyti šiek tiek, tokį
statiškesnį. Dabar juda Stupak daug ir visiškai, ta prasme, kitaip atrodo, negu matėme pastarąsias porą bent jau kovų. Ir tikrai nepatogus Fedorovičiui šiandien Stupak, bent jau kol kas. Taip, judėjimas po ringą solidus, kurį demonstruoja Stupak. Aišku, svorio kategorija net, bet šiek tiek net Dominiko Dirkšio judėjimą primena po ringą Stupak. Fedorovičius ir toliau tiesiais smūgiais kontroliuoja šitą distanciją savo. Stupak gana siaurai. Sugeba išlaikyti ranką, sugeba tiesiais smūgiais užeiti karts nuo karto. Ar susikoncentravęs, atrodo jis. Pramušimai iš Fedorovičiaus, kuris palaiko ant įtampos varžovą ir tais tipais ir tiesiais smūgiais. Dabar nuo galinės pradeda Fedorovičius. Kaip matosi, kad jis yra MMA kovotojas, Osvaldas Fedorovičius? Kiek dažnai keičiama yra stovėsena? Klausimas, ar Natui Stupaku tos energijos užteks visai kovai atlaikyti tokį pasiūlytą tempą Fedorovičiaus. Manau, kad ir smūgius šiek tiek praleista. Ir panašu, kad pirmas kraujas. Taip. Pirmasis raundas baigėsi. Atrodo, Stupakas nepatenkintas grįžta į savo ringo kampą. Na taip, paskutinė minutė galbūt padaryta per daug klaidų, per daug atviras ir per daug lengvai leido Fedorovičiui pelnyti, rinkti tuos taškus. Na, įdomu, Paul Demiko šiandien kokias nors lažybas įsivels. Pažiūrėsime, ar kas nors pasiūlys jam. Lavrinovičiai žmonės santūrus, juos rodė, abejoju, kad veltųsi į tokias avantūras, o Paul Demiko gali. Nenustepčiau, kad kažkas išeidinėdamas į ringą gali pasiūlyti tas lažybas. Kažkas, ar ne? Kažkas, taip, mes žinome, kad turbūt apie vieną asmenį kalbam. Vitoldas Kačkovskis spėčiau. Gali būti. Gal išsikeis valiutą, tiesiog pabandys. Pažiūrėsime. Labai liesą raumenį. Užsiauginęs Osvaldas Fedorovičius, tai taip pat galima atkreipti dėmesį, tas kresnumas, kaip Gytis ir pastebėjo, atrodytų, kad iš aukštesnės svorio kategorijos būtų atėjęs jis. Labai galingi smūgiai, kuriuos atlieka ypatingai galinė ranka Fedorovičius. Bando patikrinti laukikais Natas Stupak varžovo budrumą. Dažnai ranka prieki Fedorovičiaus, tačiau tas stovėsenas Osvaldas keičia tikrai dažnai. Permušinėja Osvaldas Fedorovičius, jei tik Natas pabando pirmų numerių. Būkim tiesus ir atviri, turime vieną problemą, greičiausiai, kuri jau ryškėja. Ne vieną kartą jau matėme, kaip kovotojai slysta. Ringe, na, dabar ypatingai matėme ir dabar. Štai Osvaldas Fedorovičius slysteli, galinė koja, ta atraminė, kuri galbūt, na, leistų sprogti, slysteli. Galbūt to pamatysime mažiau, galbūt ir išduosime paslaptį, ką reikėtų daryti, kad tai neslystų. Vienas iš klubų yra ją išdavęs, ką daro, kad kojos neslidinėtų. Pažiūrėsime, kaip būtent spartiečiai išeis į šį ringą. Vėl juda Natas Stupak gana neblogai kojomis, tačiau tiesus džebas praėjo Fedorovičiaus, tuo tarpu kontrataka. Nato ne visai tiksliai. Labai tikslus tie Fedorovičiaus tipai. Mane šiek tiek neramina, kiek Natas deda jėgų į kiekvieną savo smūgį ir atrodo, kad bando kiekvienu smūgiu išjungti savo oponentą. Tai gali kainuoti labai daug jėgų. Natas daug jėgų deda į kiekvieną judesį, į kiekvieną nuėjimą į šoną, keisdamas kampus. Taip, jis stengiasi būti nepatogus, o vėliau taip, moja greičiausiai tikėdamasis pataikyti į taikinį. Bet fiziškai gana gerai pasiruošę šiai kovai atrodo Natas, tarkime, jeigu lygintume su tai, kaip jis atrodė kovoje prieš Gedminą ar kovoje prieš Levickį. Fizinis pasirengimas, bent jau mano subjektyvia nuomonė, šiek tiek aukštesnėme lygyje Stupak, jeigu jį lyginsime su ankstesniu jo pačiu. Fedorovičius ieško savųjų progų. Akcentuoja, kad overhandus labai daug muša Fedorovičius dabar Natui jo treneriai. Yra smūgiai per rankas, per viršų. Ringo kampas. Pabėga iš jo greitai. Pavyko išėti iš tikrai ne pačios patogiausios padėties Natui. Tiesa dabar jau, na, šiek tiek pats vengia puolimų. Natas Stupak traukiasi nuo varžovo. Jau atrodo, matome šiek tiek pakartojimą kovoje prieš Levickį. Taip Natas nuo vieno kampo prie kito ėjo.
Ir dabar, na, tu niekur neapsiginsi prie ringo virvių. Fedorovičius jau spaudžia Natas Stupak. Dingsta Nato energija, lieka 20 sekundžių, kurias dabar reikia išgyventi. Natas Stupak reikia surasti jėgų savyje, nes Fedorovičius dabar muš. Pasistatė prie ringo virvių varžovą, Fedorovičius išeina, šiaip ne taip Natas. Vos 15 sekundžių ir vėl į kampą įeina Natas. Ojojojojoj, ten smūgių kruša iš Fedorovičiaus, pataiko šoninį, kelios sekundės. Atstovi kol kas Stupak. Raundą užbaiginėja Fedorovičius. Ir į korpusą, į galvą. Ir tai antroji raundo pabaiga. Reikia dabar maksimaliai išsikvėpuoti Natui. Reikia surasti savyje jėgų, nes ir šiame raunde bus labai sunku. Charakterį rodo Natas, už tai galima pagirti. Bet galime pažiūrėti labai viską paprastai. Fedorovičius galbūt antrajame raunde tarsi buvo užtraukęs rankinį stabdį. Bet tai buvo taktikos dalis. Ieškojo, sumedžiojo, pamatė, kada kvapą prarado, buvo keli smūgiai į korpusą. Tuomet atrodo, na galbūt ryškėja Natas Stupak silpnoji vieta. Tai, ką mums parodė jau Dovydas Levickis prieš tai. Čia grįžtame. Netrukus į trečiąjį raundą. Pažiūrėsime, kokiu tempu jį pabandys pradėti Fedorovičius. Viskas. Atrodo, kova yra stabdoma. Panašu, kad netęs kovos Natas Stupak, suprasdamas, kad trečiajame raunde lystų po traukiniu. Na taip, paskutinės 30 greičiausiai sekundžių. Na, nereikia tų traumų ir nereikia nokauto, kurio gali išvengti. Sportininkas jaunas, jam viskas prieš akis, jis eina prieš labai aukšto lygio varžovus. Už tai tikrai galima pagirti dar kartelį Natą, jis semėsi patirtį. Šiandien Fedorovičius buvo geresnis, galbūt po poros metų, galbūt greičiau. Natas Stupak sugebės jau atsirevanšuoti. Pasižiūrėsime. Šiandien Fedorovičius atsitėsi po to netikėtojam pralaimėjimo Klaipėdoje. Ignas Grinevičius jau ringe. Žodis be abejo Ignui. Kovos baigti, manau, visi matėt ir supratot. Į finalą dėl diržo keliauja techninių nokautų pergalę iškovojęs by TKO. Mėlynasis kampas Blue Corner. Osvald Fedorovič. Osvaldai. 2 raundai, 2 raundų užteko. Kas lėmė tą greitesnę pergalę, negu jinai galėjo būti? Galėjo būti greičiau ir techniškiau. Dar greičiau norėjai? Ja, aišku, visą laiką nėra tobulumai ribų. Ką noriu pasakyti? Natas karys. Naujokas dėl diržo, pamirškit. Natas turėtų ir toliau eiti Utmos laiptais aukštyn, nes rodo charakterį, kovoja. Dabar tikrai iš alkūnės jam buvau pataikęs ir tą pripažinsiu, bet jisai nei kiek nesusimuliavo, ėjo toliau kovoja. Naujokas, praeitą Utmo Rising turnyrą matėt, kas įvyko. Nėra ką komentuoti daugiau. Gal ir Natas gaus tokią galimybę? Natai, norėjai žodžio. Pradžiai noriu padėkoti jums visiems, kad susirinkot. Wow. Atrodo, esu matęs tiek žmonių tik krepšinio rungtynėse, o čia kovinis sportas. Kalbant apie save, noriu pranešti, jog turiu labai didelių psichologinių problemų galbūt ir šiaip. Tai šitam ringe dabar greitų metų manęs nepamatysit, užsidarysiu treniruočių salėje, dirbsiu, tobulėsiu, nes paskutinės 3 kovas nežinau, kas su manim vyksta. Ačiū. Ačiū Natai, Žalgirio areną, atiduodam pagarbą Natas Stupak. Šaunuolis Natas, tikrai norisi, kad vaikinas išliptų iš šito pralaimėjimo liūno. Dar Osvaldas Fedorovičius. Osvaldas tapo tėčiu. O va čia var rimta. Ar netapo, vasarą tapsiu birželio pabaigoje. Lauksim šitos progos, bet jau šitą irgi norim atšvęsti. Ir tau padvigubinti honorarą už kovą. Ačiū labai visai Utmo organizacijai už tokias galimybės kovoti. Labai džiaugiuosi, kiekvieną kartą tai labai vertinu ir labai ačiū ir žiūrovam, kas tiek gausiai susirinkot. Smagu jūsų tiek daug čia matyti ir girdėti jūsų plojimus. Ačiū. Lauksim jau papildytą šeimą birželio mėnesį kokiam renginį.
arba aplink birželį. Ačiū tau dar kartą. Osvald Fedorovič keliauja į finalą dėl diržo. Top Sport! Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.